Tai šiandien mes susirinkome Saulė Zujūtė, Eva Ignatovič, Marek Dravnel ir Aistė Juškė pakalbėti apie potencialą ir kas yra potencialas. Mes trise su Mareku ir Eva šią temą jau gilinamės, išjautinėjame jau kurį laiką ir kreipiamės į Saulę kaip į mūsų gerbiamą mokytoją pasidalinti jos patirtimi ir žiniomis apie potencialą ir Saulė mielai sutiko tą padaryti. Sveiki visi, sveiki Aistė, Marekai, Eva dar kartą ir visi, kurie žiūri dabar ir žiūrės vėliau. Labai apsidžiaugiau šitą galimybę. Įdomi tema. Kaip pernai žiemą skyriau labai daug laiko suprasti žeminimui, kas tai yra, ne tik į fiziškumą, į visus subtiliuosius kūnus, kaip sugebėti tų planų informaciją priepti, įvaldyti ir integruoti. Tai dabar labai man toks tęstinis ir tarsi tikrai pratęsiantis tą pačią temą potencialo suvokimas ir įvaldymas. Ir dabar su jūsų atkreipimu pradedu gilintis į šitą temą. Tai visą savaitę ne tai, kad mąsčiau ne vien protu, bet visų savo sąmonės kanalu stengiausi pajusti, suprasti, kas man yra potencialas, kaip aš jį jaučiu daugiamatiškume. Ėjo įvairūs ir sapnai, ir susinchronizmo paskatinti, magnetinti įvykiai. Ir papasakosiu, kas man per šią savaitę susiformavo. Visų pirma, priminsiu, kad visa, kas būtyje, yra sąmoninga. Viskas yra sąmoninga. Tiek alinis elektronas, tiek didžiulis ar ūkas galaktikos, ar visata, ir visa, kas yra sąmoninga, vadinasi potencija, irgi yra sąmonė. Potencijų sąmonė tai yra tam tikras, sakyčiau, kaip irgi erdvė, tokia įmagnetinta visa gyva, ir mes jos konkrečiai tai specifiniai vibracijai teikiame terminą potencijos. Tai mūsų trimatės erdvės būdas įvardinti tas energijas, kurios šiaip mes jas jaučiame savo subtiliaisiais kūnais, bet fizinis protas reikalauja termino, vadinasi, tai yra potencijos. Potencijos reiškia energijų paketą arba rezervuarą kaip erdvę, kurią gauna kiekvienas, bet kuriame plane atsiradęs naujakurys, taip sakysime, atvykai į naują vietą, gavai paketą kažkokios valiutos, žemės, plotelį ir tu gali dabar daryti, ką nori. Kaip tu tą išnaudosi, jau čia tavo ir sąmonės lygio, ir visų aplinkybių reikalas. Potencijos nėra vienišos ta prasme, kad būtyje daug kas veikia poromis, kaip šviesa, tamsa, gimimas, mirimas. Tai potencijų partneris kūrybinis yra veiksmas, o fizikoje tai vadinama kinetinė energija. Vadinasi, potencijos yra tai, kas jau yra, bet dar neatsirado, o kinetinis yra tai, kas jau vyksta. O kad pradėtų vykti, tai reikalinga postūmis. Potencijos yra, ta prasme, jos yra. Na, jos yra ir jom gerai. Ir kad jos nebūtų vien tik tais nepasireiškusi galimybė, kažkieno valia, kaip sąmonės valia, individo valia, turi paskatinti veikti. Aš net turiu vaizdinių priemonių pasiėmusi, tuoj pabandysiu parodyti. Štai yra potencija, yra. Stovi savo, gerai matyti puodelis? Puikiai. Pritrauksime puodelis, potencijų rezervuaras. Didžiulis rezervuaras ir jam viskas gerai. Tik dabar Saulė nelabai girdisi. Žiūrėk, gal tu nutolai nuo mikrofono. O dabar girdžiuosi? Taip. Man reikia arčiau bendradarbiauti, matot. Tai va. Tai čia yra valia, matot, šis sąmonė. Ir ta sąmonė ateina
ir sako, aš noriu, kad tu judėtum ir kad, pavyzdžiui, vat, pavirstum į šoną, padank ir nuvirtum. Tai dėl to, kad kažkas atėjo, veikėjas atėjo, sąmonė, kuriai tos potencijos reikėjo suteikti judesį. Mūsų sąmonės valia ir yra tas judesys, kuris išjudina potencijas. Kiek mes turime valios veikti, tiek mes sugebėsime ir tų potencijų išjudinti. Apie valią dar vėliau, dar noriu atkreipti dėmesį, potencija, va kaip tas puodelis, jinai yra vientisa, kaip mūsų kūnas, ar ne? O mes ką darome? Dabar mes kalbėsimės apie kūrybinės subtiliųjų planų potencijas, apie fizinės materijos potencijas, kitaip sakant, išnagrinėsim atskirai. Taip, etiketė yra pagaminta ten ir ten, jos stiprumas, lipnumas, plastikas, panaudojimas. Mes imame būties procesą kaip žmogų ar produktą ir išskaidome jį tam, kad suprastume. Kaip anatomijoje mokosi žmogų preparuoja ir širdis, išima širdį. Širdis viena neveiks. Taip, mūsų širdis varinėja kraują tik tada, kai jinai yra komandoje. Kai jinai yra kartu su kitais organais ir kitom sistemom. Taip ir pačias potencijas mes aptarėme. Nagrinėjom, kad yra labai subtilių dažnių, tai jos mūsų kūryba, yra labai fizinių dažnių, tai jos mūsų jėga tai kūrybai kurti, bet iš tiesų tai yra viena potencija. Bet paimam maisto į burną ir maistas patenka į virškinimo sistemą. Tai tada čia jau vyksta skaidymas, gerklė ryja, skrandis virškina. O iš tiesų tai yra vienas procesas, bet protui reikia jį išsiskaidyti, nes mums per didelis kąsnis tas vienas procesas. Dėl to mes ir jūs, Eva, įdomu labiau ilgamžiškumo potencijos, Marek labiau kūrybos pasireiškimą, Aistė bando holistiškai sujungti. Jūs jau viename virškinimo trakto procese, vienas labiau esat skrandis, kitas labiau tulžis, kitas žarnos su žiuželiais, kurios reikalauja tam tikrų medžiagų. Mes skirtingus dalykus imam iš potencijų. Ar eina suprasti, padarau pertrauką, leidžiu jums dabar papasakot, kaip tą suprantat. Man atrodo, kol kas mes klausom. Tai gerai, nes klausot, bet kad nebūtų vien tik mano paskaita, aš noriu bendradarbiavimo. Gerai, dar aš aišku nebaigiau. Bet gal ar klausimų kilo, ar jau šitam pokalbio etape? Man yra vienas klausimas apie tai, kad ar tikrai, ar visada potenciniai energijai pasireikšti reikalingas veiksmas? Ar jinai turi kažkokią galimybę reikšti savaime? Jinai yra polius. Poliai yra du. Potencinis vadinasi, kad jis turi jėgų ir galimybių, bet jis, jeigu pats pasireikš, jis nustos būti potencija. Vadinasi, o čia jau kinetinis judesio, dinaminis judesys. Trečias visada yra ta prasme, kad yra veikėjas, kuris vis tiek ateina į tą potenciją pasiimti. Jeigu kūrėjas padavė potencijų, tai jos yra sakau, kaip tas maišelis pinigų, ar patys pinigai save moka leisti. Jie, aišku, moka, jeigu investicijas paguldai, kauptis, daugėti, bet patys savaime pinigai, nebent jeigu popieriniai, juos gali kirmelės ten kokios su jas ištirpti dar ką, bet kaip vertė jie patys savęs neįkvoja. Kažkas atsiranda kitas. Sąmonė visada yra tarp polių, yra sąmonė, kuri yra veikėja, kuri pasirenka, ką su tuo daryti. Pavyzdžiui, yra materija ir dvasia, ir kas jas apjungia? Sąmonė. Tas vadinama siela, gyvybė, čia žiūrint kokio dydžio vėl imsime tą grandinėlę. Visada yra veikėjas. Jisai turi aktyvų pradą, kaip purušą, pasyvų pradą, kaip prakriti, bet tarp jų dviejų
Būtent atsiranda dinamika tada, kai kažkas ima juos tasyti. Trečias, kaip sako, šeima, vyras ir žmona, gimė vaikas, dinamika pasikeitė. Atsirado trečias, į kurį tie du susitelkė ir tas vaikas nurodo tėvam, kada miegoti, jeigu kūdikėlis ir verkia. Ir šiaip sako, vaikai tėvus auklėja ir yra jų karma. Tai vat tas veikėjas yra tarp tėtės ir mamos yra būtinas. Jeigu aš gerai suprantu, vis tiek potencija tai yra energija ir žmogaus potencialas tai tie trys veiksmai, tai yra tarsi energija, kurį reikia paimti, tai vadinasi žmogus tą magnetizmą sukuria, bet tam, kad kurti tą magnetizmą, reikalingas būtent tas impulsas. Taip? Galima taip pažiūrėti? Ir tas impulsas ir yra būtent žmogaus visas sąmonės tas kanalas. Jeigu mes jau tada atskiriam žmogų nuo potencijų, kad potencijos tarsi yra mumise kaip mūsų valiuta energinė, yra sąmonė mumise, kuri planuoja, ką veikti ir jinai tas savo energijas naudoja. Aišku, jinai naudoja ne tik savo, bet gali naudoti ir aplinkos energijas. Dėl to tai reikia daryti ekologiškai pagarbiai, kaip mes naudojame medžiagas, materijas, sielos plane mes naudojamės aplink esančiomis gyvybės energijomis, kas irgi yra potencijos. Mes kaip menininkai, kaip kokie audžiame kaip kilimą. Tai va, tai mes ir turim ir savo energijas atsinešę ir tuo pačiu imam iš aplinkos, o iš aplinkos jau imam, kas labiau sugebam, tas daugiau paimam. O kiek ekologiškai tai darom ir vėl priklauso nuo sąmonės. Man tai, žinai, vis tiek stovi tas klausimas jau nuo vakar tikėjimo. Tai aš galvoju, nu tai yra potencija. Bet jeigu aš netikiu, kad turiu gabumų, turiu galimybių, turiu to potencialo, tai ar jisai turi iš vis šansų, kiek čia veikia tas tikėjimas, Nes aš tai, taip į protų žiūrint, tai tikiu, kad kiekvienas žmogus gali pasiekti bet ką. Ir aš kažkaip man jaučiasi, kad tai ne tik valios veikti, žinai, reikalas, bet dar ir tuo, tai ar aš tuo tikiu, realiai, žinai, kad tas potencialas mano yra beribis. Kaip tu tą jauti, Saulė? Man tikėjimas kaip netikėjimas, kaip ir baimė, yra apsauginės priemonės sąmoniai, kuriomis jinai savo sako, tau dar per anksti ten dar neik. Tai jeigu tu kažkuo netiki, vadinasi, tavo sąmonės kanalai tai dar neegzistuoja. Tai ir gerai. Bet jeigu tavyje kažkas pradeda to norėti, tai tada tas tavo apsauginis laukas jau tarsi staiga pradeda tikėti. Iki tol netikėjo, kaip aš, pavyzdžiui, tarybiniais laikais buvau ateistė visiška, mano fizinis protas ir toliau yra ateistas, nėra ten jokių daugiamatybių, nes jisai jų nesuvokia. Ir tai, matyt, man buvo tuo metu tokia, kad nesigilinti ten, kur dar gal per anksti, gal dar būtų mano jautri psichika net laikiusi. Ir tik tai tam tikrų momentų, kai pradėjau skaityti Vidūną, ir staiga tai egzistuoja, toks kūrėjas egzistuoja. Toks dievulis, kaip jį vaizdavo krikščionybė, prašom neusižeisk krikščionė, man nebuvo artimas. Aš jo nesupratau. Bet kai tik aš paskaičiau apie kaip ten Brahmanas, tas visas kažkodėl man pradėjo rezonuoti ir atsivėrė tikėjimas, o kur aš buvau kitaip, kur 5 minutės prieš aš buvau ateistė, porą minučių po to paskaičius pas Vidūną, aš staiga jau tikiu daugiamatiškumu. Tai manau, kad į tikėjimą yra subręstama. Metafiziškai tikėjimas, kas tai yra? Tai yra energija, tai yra apsauginė energija, tai yra atvirkščiai, tai yra veiksmas, kuris atidaro tą kanalą energiją. Kaip galima būtų apibūdinti tikėjimą iš metafizikos pusės? Tai ir vėl yra sąmonė. Kaip ir viskas, atsiminkit, viskas yra sąmonė. Jeigu tai yra sąmonė, tu gali sakyti, labas tikėjime, aš noriu su tavim bendradarbiauti. Padėk man
su savo pojūčiu jausti tai, kas man jau laikas pažinti ir tai, kas man nelaikas pažinti. Kas man nelaikas, per anksti, dar per stipru, sukurk man pojūtį, kad aš tuo netikiu. Bendradarbiavimas. O kaip sako, duokit faktų, aš patikėsiu. Jeigu tai yra faktas, tai yra netikėjimas, tai jau yra viskas, jau yra materialus įrodymas. Įrodymas ir faktas, ir vėl dvi priešybės, ir tarp jų stovi sąmonė. Visur, žinokit, centre stovi patiriančiojo sąmonė. Ir jinai renkasi. Ir visur yra dažniausiai yra pora. Bet yra tikėjimas, yra įrodymas. Ir jeigu tau reikia įrodymų, tu netiki. Bet jeigu tu netiki, tau dar per anksti ten eiti. Nu, šiaip Tai iš mano supratimas. Mhm. Kaip iš lietuvių kalbos gi dabar daug kas tą žodį tikėjimas išskaido, kad tai yra tik ėjimas, kad tai irgi yra žodis, kuris nurodo į veiksmą. Mhm. Kad reikia tiesiog eiti ir daryti, ką tu nori. Ir tai yra va, tas veiksmas, kuris leidžia atsiskleisti tai potenciniai energijai. Tikėjimas jos labai stiprus dalykas, nes tai yra erdvė tikėjimo, bet tuo pačiu jinai turi tokį, vat, tikrai kas labai labai kažkuo tiki, vadinasi, jis įsimagnetina ir tas tikėjimas, kaip ir sinchronizmo sąmonė, visos kitos sąmonės, jos tarsi kelia ant sparnų ir tarsi tikrai neša žmogų. Bet tik sakau, jeigu kažko netikit, nereikia savęs ar kaltyti, ar griaužtis, kad aš čia dirbti kažką. Pasikalbėkit su tuo tikėjimu. Su viskuo būtyje pirmiausia pasisveikinat, kaip ir su potencijom, labas, noriu susipažinti, kuo tu gyveni, man tu įdomus. Vat. Tada iš tiesų eina. Taip. O tikėjimas ir abejonės, tai visiškai skirtingos, kaip šitas dvi sąmonės bendradarbiauja. Nes tai abejonės. Kartais sunku atskirti, taip, ar tai tikėjimas tokia, ar tai įleidimas abejonės. Tai pagal mane išeitų, kad netikėjimo poliaus, čia yra, vadinasi, tie įrodymai, čia netikėjimas. Nu, tikėjimas ir tiksliau įrodymai yra netikėjimas, ar ne? Tai netikėjimas turi savo komandą. Ir tos abejonės yra netikėjimo komandos, kad jeigu aš abejoju, man reikės įrodymo, vadinasi, jau polius įrodymų. Ir tada aš ieškau jau šitam materialistiniam įrodymų polyje. O kai tiki, nu tu žinok, nu viskas, arba tiki, arba netiki. Kaip yra tas jau senai žinomas posakis, arba tu nėščia, arba tu ne. Nėra antro varianto. Arba tu tiki, arba tu abejoji, vadinasi, esi įrodymų ieškojimo polyje. Du poliai ir tu per centrą. Tavo aktyvus yra tas dvasios sąmonės lygis ir jisai yra teisėtai kvestionuojantis, klausiantis, abejojantis, toksai, jeigu imsime, pavyzdžiui, žmogaus sąmonės kūnus kaip įstaigą, sakysime, tai siela visada sako, gerai darom, viskas darom, duokit man pagaliau darbo, aš gyvybė, man reikia reikštis. O fizinis kūnas, jis yra inertiškas ir, sakyčiau, gal kaip koks finansininkas, nudarko. Ir aišku, jums reikės tam pinigų. Ne. Kitaip sakant, jūs mane įkvosite, aš saugau energijas, fizinis atsisako. Dvasios kūnas yra kaip kokybės vadovas, kontrolierius, kuris tuoj svotą atliksime taip galimybės, silpnybės, potencijos, grėsmės. Protui priklauso analizuoti, jis gali būti griežtokas ir užstabdyti, dėl to, kad suabejojo ir jį fizinis dažnai palaiko, nes fizinis labai gerai, kol tu ten mąstysi, aš dar pamiegosiu. Monada tuo pačiu norėtų, kad jinai žino, ką daryti, bet yra laisvos valios laikai. Ir taip, Jėzau, aš tai matau, ką daryti, nu, bet dabar kol tas išmąstys, kol tas finansininkas išskirs vis dėlto monetų, tai monada geriausiai bendradarbiauja su gyvybė, nes savi norėtų daryti, bet kartais gyvybė visai ne to paties nori. Nu, nori linksmai savo laukais palakstyti, kokiais laukais, tavo misija yra daryti tą ir tą.
gyvybė spėsim su ta misija ramiai, o kūnas kokiais laukais vėl. Tai vat kartais vieni sutampa, su kitais sutampa ir gaunasi, kad mumyse tiek skirtingų tų lygmenų. Ir štai ir sakoma, kad pirmą savyje išsiaiškinkit, ko nori fizinis, ko nori siela, dvasia, monada, ir paskui dar su jais susitarkite tarpusavį. Kaip potencijos, kurio plano potencijos tiekės, jeigu gyvybė nori potencijų palakstyti, dvasia pamastyti, fizinis nori tas potencijas iš viso saugoti ir niekam neduoti. Jis nenori su jumis dalintis šiaip sau. Kodėl jis turėtų? O tai kaip sujungti? Vieną Tai grandinėlį. Kad monados, va, tos vat, misijos potencijos vat, būtų visiems priimtinos ir visi ir norėtų jas daryti, ir joms įdomios būtų, ir gyvybę duotų, ir resursus suteiktų kūnas. Taigi ir versle to moko. Kiekvienas darbuotojas turi būti patenkintas. Motyvacija jo turi būti. A kodėl ta gyvybė turėtų tau daryti? Va tau kaip monadai tik rūpi, kad jinai darytų. Tai tu jai sakyk, tau žinok patirtis. Tu ir palakstyt spėsi, ir mano darbus daryti. Suderinkime, taip. Tavo hobiai yra lygiai taip pat šventi, kaip mano pareiga. Neatimkite iš kūno galimybės pamiegoti, iš sielos galimybės laukais palakstyti. Protui reikia turėti kaip mokslininkui savo laboratoriją ir jis ten tikrai turi teisę daryti su misija nesusijusius darbus, jeigu jis to nori. Ir tik tada, kai visi šitie keturi jausis laimingi su savo hobiais, jie per tos savo hobius leis būtent potencinės energijas ir kaip vaikai žaidžia. Taigi per žaidimą gali įtraukti į veiklas, žinot, kad vaiką užbovijai, įdarys ir gerą darbą, kokį naudingą ūkį padarė. Tada potencijos bus draugės, jos, žinot, kaip įtemptas kūnas. Jeigu įtampa, aš privalau, tai potencijom sunku, bet jeigu atsipalaiduoji, tada fizinį negaila. Nu, vat kažkaip jisai pajunta tą gal anų planų, anų savo vyresniųjų brolių, seserų sielos, dvasios, monados, tą geranoriškumą. Ir žiūrėkit, kaip jeigu geruose santykiuose su vadybininkais, tai finansistas žiūrėk ir išskirs ten tą pinigėlių sumą projektui. O jeigu jam atrodys, kad nesąmonė, tai neišsireikalausi. Nes man, nu, vat, kai aš išjautinėju pensijas, man paskutiniu metu eina tokie pajautimai, kad iš esmės, nu taip, visas tas potencialas, va tos potencijos, nu jos yra mumise, jos yra viduj, nu aš bent jau va taip. Taip. Ir kad iš tiesų jom, nu, kad jas kad jas įveiksminti, iš tiesų, kad mums nereikia pastangų, kad mes galime leisti jom reikštis kažkaip be pastangų, arba gal tiksliau pasakius, spontaniškai, ne su kažkokiu tai tenais, va, čia suplanuotu, ne su tuo, kad aš čia turiu kažką padaryti, bet kad ir vėlgi dabar klausant tavęs galvoju, tai gal čia bandymas apžaisti savo tuos visus kūnus ir sakyti, chebra, viskas vyksta lengvai, be pastangų, atsipalaiduokit, mes čia tik pažaisim. Dalis tame yra tiesos, kad apskritai kūrybingumas veikia tik esi atsipalaidavęs ir geroj nuotaikoje, kaip tie visi smegenų šturmai. Pradžiai ne veltui vyksta gerose linksmose vietose, pasilinksminus, kad atsipalaiduotų, nes jeigu įsitemps ar fizinio kūno, nepratekės vėl tas pasižeminimas, nepratekės energijos, o energijos jos vis tiek yra ir potencinės, ir kinetinės, abiejas reikia subalansuoti. Bet iš kitos pusės, jeigu tu tik būsi, tai tu ir būsi tik potencijų spinduliuotė. O mes ir misiją turime kurti, kažką kurti. Tai vat jeigu nori kurti, vadinasi, jau turi turėti kryptį, ką tu kursi. Ne vien tik tai būsiu ir tekės per mane, jos tekės, bet kuria kryptim tekės. Tu sakai, noriu, kad tekėtų konkrečiai šita dizaino ten kokią kryptimį. Dizaino, tai dizaino. Jai visai tas pats. Potencinė energija kaip molis. Ką tu dabar iš to molio darysi? Aišku, su gera nuotaika, bet tu gali ir dubenį, ir žaisliuką, ir ko tik nenori. Tai vis tiek vėl dvi potencinės kinetinės sąmonė, kuris sprendžia
kaip jinai materializuos, kuria kryptim ims energijas ir ką jinai iš jų kurs. Tai sprendžia monada. Ne, Jūs labai gerai buvot pasidalinę to vertikalių ir horizontalių potencialo tarsi kryptim. Tai ir ten jūs buvot parašę, kad taip, idėjas mes visą laiką tarsi savo įsivaizduojam, kad mes paimam iš viršaus. Potencialo idėjas, būtent toks jausmas, kad tai ateina kažkur tai iš monados ir aukštesnių planų. Bet tas impulsas, kuris tą tokią tikslesnę kryptį, tarsi mes užduodam iš vidaus, jinai išeina iš mūsų, iš apačios, iš vidaus. Plius jūs labai įdomiai buvot pasidalinę, kad dar yra ta horizontali kryptis energija, kur mes savo potencialą pamaitinam tą ateities energijom ir praeities. Nesinori pasakyti, kad mes pamaitinam netgi praeities energijom, gal prisiminam praeities potencialą arba praeities energijas. Ar galima būtų truputį apie tą vertikalą ar horizontalą papasakot? Taip, Marekai, ačiū, kad ką, Eva? O kur garsas, tu be garso man? Ne, aš sakau, dar prieš atsakant į Mareko klausimą, tai kas sprendžia, aš čia sėdžiu ir nesuprantu. Taip, tuoj. Visi trys klausimai ir susieina į vieną. Marekas beveik, ir vėl tu be garso, tu iš specialiai, ne? Gerai, tai Marekas ir atsakė praktiškai tą klausimą. Sprendžia niekada ne vienas. Jeigu vienas nusprendžia diktatūrą, sprendžia pas mus kolegialiai. Bet tam, kad jie kolegialiai spręstų ir nebūtų kaip tas įsikinkę liebė atvira kadašiuką ir visi traukia į skirtingas pusės, prasme, gulbė, vėžys ir lydeka. Tai pirmas darbas bet kokiems potencijų leidimams yra, kaip sakiau, įsižeminti, vadinasi, sujungti. Sujungti, apjungti savo monadą, dvasią, sielą, fizinį, tą psichikos lauką į vientisumą. Čia ta bus vertikali kryptis sujungimo, kai jie ima, visų pirma, niekur nėra blokučių, užstabdymų, godumo ar noro tik mąstyti, tai tada nepraleidžia energijų žemyn. Vienu žodžiu, tokia harmonija, kuri ir lyg ir sąmonėjant ateina, bet galima jos siekti. Va, mes su Inga kelis įžeminimo seminarus jau rengėme, mokėme, buvo Eva, Marekui teko jau girdėti, kad pirmiausia, pasižiūrėkime, kad nebūtų blokų per mūsų visus sąmonės vertikali yra netikslus terminas absoliučiai, nieko ten vertikalaus vibracijų dažnis. Tik vis tiek aš irgi kaip ir dauguma, turiu trimatę kalbą kalbėti, tai vartoju žodį vertikalus. Aukštų vibracijų dažnių monada, žemesnių vibracijų dažnių dvasia. Tai visas šitas vibracijų mūsų sąmonės lygius, kai pasižiūrim, kad lengvai švariai tekėtų ir gyvybinės energijos iš sielos ir psichikoje, atsipalaiduot, paleist baimės, paleist prisirišimus, darbo daug. Dabar aš neaiškinu, kaip tą pasiekti, tik šiaip paaiškinu, kad kai jau mums įvairiais metodais pavyko pasiekti vientisumą ir švarumą, be baimių prisirišimų, lūkesčių vertikalioje yra dar vadinama horizontali mūsų sąmonės ašis, tai tie visi praeiti ir būsimi įsikūnijimai. Ir kaip tik minutėlę, taip Jolanta Tara, kaip tik vakar atsiuntė klausimą, kaip įgalinti savo gebėjimą iš praeitų gyvenimų ir ateities. Tai sujungiant ne tik vertikalę, bet ir horizontalę, daug kas bijo, kad įeisiu į praeitus gyvenimus, jie gal stiprus, jie skausmingi, gal aš buvau blogas, geriau neprisiminti. Aš patirtį tiek šio gyvenimo, tiek praeito vertinu kaip irgi energijas. Patirtis irgi yra sąmonė. Jeigu jūs norite prarasti patirtį, nes jinai per sunki,
atsikratyti, ištrinti, ištirpinti, visaip dabar sako. Tai taip, jūs paleisite, bet jūs atiduosite erdviai, perdirbimui didelę porciją savo energijai. Atiduokit, jūsų reikalas. Čia nėra nei gerų, nei blogų dalykų. Yra tik jūsų pasirinkimas, kaip sąmonėti. Mano variantas yra patirtys, kad ir skausmingos, jos jau išmokė. Jos gali būti stabdis, bet tai čia ir mokykis. Taip, kažkada aš stipriai nukentėjau bendraudama, sakysime, su žmogumi, kad ir ten mane užgavo, dėl to aš dabar bijau žmonių. Tai tas užgavo, gal dar kitas užgaus, tai žiūrėk, kodėl užgavo, ką aš netaip reagavau, bet neneik patirtį, nes jinai man trukdo bendrauti su žmonėmis, jinai kaip tik tau padeda. Tik tai jinai kaip tėvai, gal griežtoka, gal ką, bet ir su tėvais galima tartis ir su savo patirtimi. Tai va, praeitų įsikūnimų patirtis irgi būna stipri. Tikrai visi galbūt kažkada ar žudėm, ar skriaudėm. Mano vienas įsikūnimas Romos imperijoje buvo toks, žinote, komercinis, turtingas, turėjo savo rajoną, tokį, kaip sakysim, valdomą rajoną ir degino lūšnas neturtingųjų, kad paskui galėtų užimti tas vietas. Nu ir ką dabar darysi? Nu toks jis ten buvo. Tai visi, tada aš labiau gerbiu tokius, kurie dabar tą praeina. Aš nesakau, tas koksai, kaip jis gali būti toksai, ar smurtautojas. Na, visi kažkada neišlaikėme, ar patirtiem, čia jau kita tema. Tai va, atsisėsti ir pabandyti pajusti. Nereikia atsiminti, net nebūtina atsiminti ir vėl pasisveikinti su savo praeitų įsikūnimų sąmonėm. Praeitų, čia praeiti, čia ateiti, tik pirštukai, va, kad nesimatytų, žiūrėkit, matot? Atrodo, praeitys, pirštai matosi? Taip. Matosi mano pirštai? Taip. Atrodo atskiri, ne? Atskiri nieko nesusiję, bet va yra, tai žiūrėk, tai jie susiję, tai juos sieja individualybė. Tai čia. Tai va, pradžiai pajuskite savo įsikūnijimus. Ta prasme, kaip energijas. Ir vėl ketinimas, mėly mano brangus, ne mano, aišku, mano individualybės, bet kolegos, giminės mano, praeiti įsikūnijimai, noriu su jumis energiškai susisieti kaip vieną grandinę. Aš esu grandinėlė, tas anas buvo grandinėlė ir tas mano ten romėnas ir visi kiti. Ir aš tą esu pasidariusi, net vakarėlį galima pasidaryti, net jeigu nežinai, kas atėjo į vakarėlį, tavo įsikūnijimą atėjo ir visi kartu šokat, dainuojat, bendraujat skirtingų. Ir tada, horizontali linija, vėl nėra blokų tarp atskirų įsikūnijimų. Energijos teka tai stipru ir jeigu jaučiat, kad bijot arba kad jums nelaikas, gerai, reiškia, protas įspėja, stop, dar anksti, bet jeigu ką, pajusti ir vėl nereikia nieko dirbtinai spausti, kaip Marekas ir Ačevas Aistė sakė, ne? Tiesiog. Šitas energijas jau tikrai tik tiesiog. Nesvarbu, kuo buvot, svarbu, kad ėmėt patirtis, kūrėt socialinius ryšius, kūryba buvo ir taip pat ateityvat irgi yra ir irgi būsit. Vadinasi, sujungia tą ir atsiranda toksai praeitų ir būsimų įsikūnimų ir tada jisai nėra kryžius, jisai tik tais trimatė erdvė, suprantam, kai kryžius virsta sfera. Ir va šita sąmoninga sfera, jinai kaip mūsų kūnas. Mums nereikia įsakinėti kvėpuok, virškink. Galima, yra pratimų, kad pažintum, bet ne tam, jinai ima veikti pati. Ir vis tiek yra joje ta kibirkštis pirminė, per kurią spinduliuojasi tendencija. Kuria kryptimi? Visiškai abstrakčiai, aš tą tekstą, kur paskui įkelsiu, rodau kaip pavyzdį. Monados plane yra kvantinė sriuba. Žodis, jau tai sriuba, jau sriuba. Gal kitose visatose yra namas, gal šuo, o mūsų visatos jau apribojimas yra karminis. Mes visi esame kvantinėje sriuboje šitoje visatoje. Tačiau visatos sriuba net
pačiam aukščiausiam savo monadiniam plane jau skyla į tris variantus sriubos ir jau mes specializuojamės monados lygyje. Ar mes labiau linkę kurti, ar mums labiau patinka palaikyti, ar mums labai artima naikinti susidėvėjusias formas. Vadinasi, jau renkame specializaciją ir kaip aš tai vadinu, ar ta sriuba bus vištienos, ar sūrio, ar tik daržovų. Ir iš to pasirinkimo monados jau visada mus labiau trauks tik tai tam tikro tipo. Mes vis tiek labiau būsim linkę kur. Taip, mes mokėsim, kai reiks užbaigti, kai reiks tęsti, bet kas labiausiai teiks džiaugsmą? Nu, taip gera, kai, pavyzdžiui, vat, kažką užbaigi, vat, jeigu, kaip aš sakau, terminatoriai sunaikino, kaip švaros įmonės, ką daro, šiukšlės naikina, tai labai reikalingas darbas. Ir tada ta monada, kuri jau žino, kad, sakysim, kokią sriubą darysim, pasirinkime. Daržovų. Gerai, daržovų. Nusileidom į dvasios planą ir tada svarstome, jau čia prasideda alchemija. Kokias daržovės jungsime? Prisifantazuojam visokių kosminių daržovių, bet fiziniam plane jų nėra. Ir taip nutinka, kad čia jau yra tikimybės dvasios plane. Kokia yra tikimybė išvirti sriubą daržovių iš kokių nors mistinių, tai vadinamų, pavyzdžiui, obuolių ten, ar ne, kurie neegzistuoja Žemėje. Jokios tikimybės, bet ta tikimybė egzistuoja gal kitoj planetoje. Vadinasi, jau dvasios plane mes ribojame savo daržovių sriubą, kokį vandenį naudosime, ant kokios ugnies šildysime, visą tai dvasioje ir dar po to sielos plane dar labiau konkretinama. Ir tai jau yra alchemija. Alchemija tai reiškia, kad imame tam tikrus ingredientus, kaip ir chemija, juos sujungiame ir tikimės rezultatų. Ir siaurinam, kuo aukščiau, kaip čia yra monada, čia yra jau dvi dvasių rankos, ne, pirštų jau daugiau, sakysim, ten dar, atvirkščiai gaunasi čia šiuo atveju, kad daug variantų, bet jų vis siaurėja. Siaurėja, nes tą sriubą atmetam, kas neegzistuoja pas mus, pasirenkam būtent, kad iš vandens, o ne švine, pavyzdžiui, mes galim švine virti, kas ten skystas dar, gyvsidabris. Tai jo, bet tai nebus skanu, jinai vadinsis sriuba galbūt, jeigu primėsime, arba, pavyzdžiui, kirvio, ko ši pasaka yra, tai kirvio sriuba, ne, varžtų įmėsime, ten šaukštukų darko, jeigu tik tai to, jinai nebus skani. Vadinasi, dar žemyn, 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 ir tada jau fiziniam plane, jau mūsų sąmonė padaro tikrai tam tikrą sriubą ir tada grįžtamas variantas, jinai vertina, net jau druskos, per stipru, per aštru, per mažai tono. Patirtis, va matot, patirtis. Jeigu mes negerbsim savo patirties, mes netobulėsim. Kaip mes kitą kartą padarysim skanesnę sriubą? Gal mes neturim tokio noro, nes mes nesame kūrėjai, gal mes esam palaikytojai, vidurinė ta elongatoriai, kaip aš vadinu, tada labai gerai, kad sriuba visai ta pati. Nes kaip kokioj kaviniai, pavyzdžiui, ne, restorane yra nustatyta dozė, kiek ko dėti ir kokie ingredientai. Ir atėjęs pirkėjas tikisi rasti tokį patį skanų patiekalą, koks buvo aną kartą. Jam nereikia eksperimentų, jeigu pasakyta daržovių sriuba su kokiais nors ten, nežinau, grybais, kuo. Tai kad būtent man tas ir būtų. O kad jūsų nuotaika šiandien kita ir gavosi daugiau druskos, man netinka. Tai va, palaikytojai. Tai va, ar galima iš vis tada gaunasi priimti ateities energiją, nepriėmus praeities patirties? Ar įmanomas toks į vieną tą polį tik nuėjimas? Tai kaip ir įmanoma, tik tai aš sakyčiau ne vientisa tada, nes tavyje kaupsis, žinai, kaip ir vėl, teka laidų energija, aš turiu tik šaukštelį, galiu pieštuką imti, teka ta energija, ar ne? Ir čia staiga, vat, iki dabar, nes praeitis, tai tada taip, neintegruota, tai tavyje burbulas ims darytis, tvinti,
maitinti imsi. Tu iš ateities pasiėmei, kažkiek realizuoji, galima tik timt, kad realizuot, bet man atrodo, kad sklandžiau būtų, jeigu būtų harmoningas kanalas. Galima iš ateities, nesgi ir pasapnuojam ateitį. Tam mums nereikia būti pajutus praeities, nes ateitį neša elementariosios dalelės tachionai, taip vadinasi moksle, kvantiniai fizikoje. Jie lekia greičiau šviesą, dėl to juda greičiau į praeitį, neša mum ateitį iš praeities ir tik tai jų dėka mes ir susapnuot galime ir pajusti ateities energijas. Jeigu nedidelėm porcijom, tai normalu imti net nežinant praeities, sakyčiau. Aš tik šiaip visada už holistiką, už vientisumą, bet nepadauginus taip. Jūs kažkaip tai labai gražiai buvot pasakę, kad ateities energija jinai karšta, praeities energija jinai šalta. Ir įmaterinimas vyksta tada, kai jinai, nežinau, pasiekia tą nulinį lygį, kažkokį tai, kurio momentu to potencialo įmaterinimas tada vyksta. Tai čia kvantinės fizikos tas ir yra, kad tachionai lėkdami iš ateities, jie yra karšti. Tai kaip irgi, jie irgi yra potencijos mūsų atžvilgiu, nes jie nerealizuoti. Irgi dar vienas potencijos sąmonės organas, funkcija, kaip čia yra kūrybinė subtilių planų, fizinės materijos, o čia yra dar ir horizontali potencialo kryptis, kaip dešinė ranka, kairė ranka. Tai taip yra struktūriškai, fiziologiškai, kad ateitį dauguma ir aš jaučia labiau tarsi iš dešinės pusės. Čia irgi tik trimatis pojūtis, nes tai yra daugiamatės energijos. Ir tas karštis taip ateina ir jisai, ta potencija iš ateities, jinai dėl to karštesnė, kad labai greit judėjo, greičiau negu šviesos greitis. Tai pagalvokit, koks tai yra trintis su materija, per kurią jinai judėjo. Juk ji lėkė tarp kitų visų fotonų, elektronų, protonų, tarp visko, kas yra erdvėje, greičiau už juos, vadinasi, patyrė didelę trintį. Tai dėl to jin tokia karšta ir nuo to, kad karšta, jinai įkrauta energija. Ir tą energiją tada mes pajuntame. Esu sapnavusi, kad susiduriu kaip su sunkvežimiu kelis kartus. Tokia buvo stipri porcija, sakysim, kaip iš saulės protuberansai išsiveržia, taip iš ateities kartais tokie irgi proveržiai ir trenkia. Ir čia mes ateinam į tą, kaip aš sakau, grėsmių vertinimo temą, kad dar spėtumėm, jau artėjam tuoj prie valandos, apie saugumo techniką. Kaip nuo tų potencijų ir neišsiardyti ir neišprotėti, nes kažkaip rožiškai, pozityviai, gražiai mes į tai žiūrim, kad oi, potencijos, jos turbūt protingos, jos turbūt žino, arba sužiūrės, tikrai padeda ir vedliai padeda, ir angelai sargai viršvalandžius dirba, kai žmonės eksperimentuoja, tikrai padeda. Bet juk tikslas yra, kad mes išmoktumėm. Tas, kaip ir vaikai, tik tėvai taip prižiūri vaikus ir su degtukais moko elgtis, išmokti reikia. Nesvarbu, kad degtukai pavojingi. Ir plaukti išmokti reikia. Tai va, pavojai, mano supratimu tokie, kad tai yra intensyvios energijos. Ir tiek vertikaliai atitekėjusios, tiek horizontaliai, jos gali, kaip aš sakau, išversti iš koto. Ir čia mano dar vienas praktinis pavyzdys, tai pabandysiu jums parodyti. Vėl tą patį puoduką pasisuksime, kad ir aš matyčiausi, ir puodukas. Ar aš dar girdžiuosi? Taip. Girdžiuosi, ar ne? Va, čia yra mes, bet kuris iš mūsų. Čia yra tiek potencinių energijų, kiek mes atlaikome šiuo metu. Įdėjom, netaikėm, nesigavo tas projektas, naujas kartas bandom, įdėjom, viskas gerai, ne? Bet mesgi norim daugiau. Kodėl? Mes galime atsisiųsti tiek potencijų, kad kiek mes potencijų galime atsisiųsti. Oi, per stiprų. Ką daryti? Stiprint va šitą. Aišku, galima pradžiai reikia riboti savo galimybės, bet mes vis tiek turim tvirtėti. Ir mes stipriname savo sąmoningumą, savivokumą, keliam vibracinį dažnį, valom savo sąmonės kūnus nuo negatyvo, blokų ir staiga mes ne staiga jau tikrai tampam tokie
Ir tada mes atlaikom jau ne tik šitą, bet gal ir dar daugiau. Tai neskubėti, prisižiūrėti, kad viskas vyktų laiku, nes man labai patinka posakis, didelis lietus yra tvanas. Nenorėkite visų savo potencijų atsiverimo iškart nukur skubėti. Mėgaukitės. Darykit, kurkit. Kūrybinės potencijos, jos yra subtilios ir jos yra iš aukštesniųjų lygmenų. O fizinės materijos sąmonė, jinai yra pati šviežiausia, sukurta tik šią kosminę dieną. Jinai turi labai daug. Visas maišiukas dar jos, visiškai neišnaudotas. Ir mes visi norėtumėm jų. Bet žinokit, ten stipru. Ir dar žemos labai vibracijos, nes materijos sąmonė yra pati lėčiausiai vibruojanti. Vadinasi, tai kaip koks infragarsas, kuris kenkia žmogaus sveikatai, nes išmuša ją ir ritmą širdies sutrikdo ir nervus veikia. Vadinasi, į pasąmonės ir nesąmoningumo kūrybinį klodą patarčiau eiti tik, kai jau jaučiat, kad įmanomai ašis yra, sfera yra, daugmaž švarūs nuo prisirišimų, nuo lūkesčių, blokai jau manot, kad pravalyti, negatyvo mažiau, nes košmarai apima, panikos, baimės, šizofrenija gali prasidėti. Labai atsargiai reikia elgtis su žemutiniu, nuo viršutinių subtiliųjų energijų. Psichika pavargs, tai ją išmuš kaip kamštį. Bet nuo apatinių energijų, jeigu jos prasimuš kaip buvo rezervuaras, jūs jį pramušėte skylę ir kaip užtvynėt vanas ir jau tada sunku. Ar potencialo aukšto dažnio energija skiriasi nuo kitų aukšto dažnio energijų poveikis? Tarsi tas pats principas turbūt visom aukšto dažnio energijom. Būtent ar yra skirtumas potencialo aukšto dažnio, aukštesnė energijos nuo kitų? Sakyčiau, kai yra radiacija, ar yra skirtumas, ar ten radijuoja vienas cheminis elementas ar kitas, truputį yra, bet poveikis tas pats. Viską su žemiškumu lyginkime, analogiją lengviau suprasti. Dabar staigiai pamiršau visus radioaktyvius elementus, kas ten toris, radis, paladis ar ne. Tai skirtingos, ne medžiagos, bet jeigu mes jas pasinešiosim kišenį, išsirdysim vienodai, per stipru, kaip per daug, ar lėktuvus skrenda, mūsų ardo, mūsų švitina dantis, ardo radiacija, ar ne, jinai skirtingų priemonių, bet poveikis organizmui, jeigu per daug, tai neigiamas. O kaip tą jausti, dažnai aš pati jaučiu viskas jau perkaito, liko vienas budintis neuronas, visi kiti iškrito, persidirbau, bet ką padarys, aš tokia iš tų, kur irgi iki paskutinio save išsekiu, nes žinau, kad turiu pagalbą, kad padės ir atsistatyti ir viską, tai irgi eikvoju save tokia truputį. Bet ta aukštų dažnių energija vis tiek jinai padeda truputį greičiau kažkaip išjudinti tos apatinės sluoksnės, nes visą laiką apie save kalbu. Faina būti, kai patogiai jaučiuosi, bet kartais norisi, jaučiu, kad vis tiek reikia truputį tos radiacijos gauti tam, kad kažką tai išjudinti. Ir klausimas, kaip surasti tada tą tokią sveiką lygį tos radiacijos. Nes visur kalbama, kad dažnis didėja, kad mes žemės dažnis vibracijos didėja, kad mes einam į tai. Tai po truputį tarsi iš vienos pusės norisi ir reikia iš to komforto zonos save išvesti, bet taip kaip nepadauginti to kokteilio. Tai aš sakyčiau, kadangi tu kalbi daugiausiai ir veiki iš dvasios mokslininko energijų, tai ir patarimas būtų, kaip mokslininkui, imi 2 kolbas ir žiūri, eksperimentuoji, čia mes tau negalim pasakyti. Tavo patirtis, tavo nudegimai, nusivylimai tu pats atrasi. Jau dabar žinai, kad galima apdegti ir žinai, kad lyg ir jauti, kad tau reikia kelt vibracinį dažnį. Čia tavo
sprendimas. Kitas nejaučia. Visi sąmonėja lėtai, visi turim tą, sakysim, kaip ekonominę klasę, jau visi turime. Bet kiti nori greičiau. Ir tada jie stengiasi pozityviau gyventi, ieško ir mitybos, ir gyvensenos būdų. Vieniems sveika lakstyti, kitiems sąnariai kojų, kitiems nesveika. Vat vieniems sveika tuos 2 litrus išgerti, o kitiems tikrai žinau žmonių, kad nesveika. Nėra, mano nuomonė, vieno varianto, kaip sąmonėti greičiau, geriau. Net tam pačiam žmogui po kiek laiko pasikeitė struktūros, sutvirtėjo kažkas viduje, jis jau paima, gali leisti daugiau potencijų, potencijos reikalauja daugiau ir staiga jis ima tikėti, kad vėl grįžtam į tą tikėjimo temą, kad jam naudinga tas ir tas. Ir tu pats atrasi, kas tau dabar naudinga, po kurio laiko jau bus nebe tavo ir vėl kitaip darysi. Nu, man dar apie tą darbą su materija, ne, nu, sakykime, su mūsų ląstelėm, su mūsų atomais, va, kaip vėlgi tą galim daryti saugiai ir balanse. Nu, čia turbūt panašus klausimas kaip ir Mareko, bet aš vėlgi apie tą visumą. Man norisi, kad viskas vyktų sklandžiai, va toj visumoj, toj sferoj, kaip sakai, kad jau viskas susijungia tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Ir tada galbūt ir tas kūnas, ir tos ląstelės, nu jos tada nesipriešina, arba jos tom iš monados ateinančiom potencijom, ar iš dvasios ateinančiom potencijom, nu jos pasiduoda tuomet. Sako, nu gerai, bendradarbiaukim, mes čia irgi dabar pagreitėsim, pažiūrėsim, kaip čia mūsų ta vibracija greitėja. Oi, kad jos mąstytų, jos dar neturi, jos tokiam giliam transe, kad jos tik tais net nesapnuoja dar. Tai vat, kai mūsų šita vertikali, horizontali daugmaž apjungta, tobulumų ribų nėra, bet jau daugmaž veikia kaip sfera, tada energijos subtilios niekur neužkliūdamos blokuose pasiekia materiją ir ją švitina. Vat eina šis spindulys, niekur jo nesustabdė, neiškreipė, atėjo normalus, sveikas, pozityvus spindulys ir švitina tą materiją, švitina, judina, kad jie skverbtųsi, vat kas dirbate su akmenukais, įvairiais, kaip su kristalais, sakote, tai nėra jų sąmonė, tai yra aukštesnių būtybių sąmonių atspindžiai juose. Jie yra rezervuarai, tai ir rezervuarai ne tik savo potencijų, bet tos potencijos jau būna įgavę atspalvį, skonį tam tikrą. Mes jaučiame būtent tą skonį, ne jų potencijų sąmonę, o to aukštesnių sąmonių įspraudų skonį materijos potencijų. Ir tą materiją šitaip švitinsim mes visi, bet bent kiek sąmoningesni iki pat šios kosminės dienos pabaigos. Ir jinai švitinama, truputį garuoja, kaip nuo šilumos, ir tai yra pagarbiausias būdas pasiimti jos tas naudingasias iškasenas, kurios su tais garais į mus patenka. Mes ją švitiname, jinai mums, žmogiškai sakant, atsidėkoja, o iš tiesų tai fiziškai, fiziologiškai tiesiog iš jos išskirinėja, nes jinai per daug mieganti, materija yra ta, kuri mažiausiai sąmoninga. Va čia jinai sąmoninga, bet jinai tikrai pati beveik nereaguoja. Va įspyrėte į akmenį, kokią reakciją? Tai jis suvirpėjo truputėlį, taip, jo vis tiek atomuose įvyko postūmis, bet jūsų koja labiau nukentėjo. Tai vat nesitikėkit reakcijos aktyvios, bet mes naudojame kompiuterius, telefonus, kai būtent juose esančios medžiagos, materija, iš ko jie padaryti, sąmonėje greičiau už kokio nors kalno akmenį, kuris ten vėjas tik tai jį ir lietus ir šaltis, o mes savo sąmonę labai daug aplink save materijos sąmoniname. Ir tada ta materija mus švyti.
mes ją švytime, jinai mus spinduliuoja. Ir čia ir yra gražiausias, neperskubant, neperspaudžiant. Ir dar aš tokia formulė yra okultinė tyliai, ramiai ir garbingai. Viską darykite tyliai, ramiai, garbingai, darbingai, dar kartais priduriu. Neskubėdami. Dėl ko neskubėdami? Dėl to, kad energija yra, ta prasme, irgi erdvę užima. Pritraukėt potencijų aplink save, reiškia, prastumdėt kažką aplink save. Taip kaip maistas, kaip į jūs patekęs maistas, jisai jau stemplė juda, stumia, kitam įstringa toj stemplėje, į žarnas patekęs galbūt vėl ten kokį pūtimą organizuoja. Potencijos daro tą patį. Įsivaizduokit, kad valgot maistą, žiūrėkit, ar su jumis dera tas maistas, ar jis dera tarpusavyje, jeigu imat skirtingas potencijas. Patogus pavyzdys, daugiamatiškumą labai gerai suvokti per visokius žemiškus, žiūriu, jau mes valandą kalbam, reikia palintis, nes paskui per daug ir žmonių. Iš tiesų ne tik dėl to švitinam. Paskui, kas žiūrės, pakartotinai gali karpytis porcijomis, bet kas dabar su mumis ir jūs patys, tai jau tiek radiacijos visi gavome, gal ojei. Todėl irgi ramiai pailsėti, čia aš tinginių draugas turbūt esu, ramiai pavirškinti šitas energijas, įžeminti, tai reiškia, galima, kad ar pajudėti, kūną pajust po šito renginio truputį. Ir tas potencijas, sakau, nes niekur neskubam, tai didžiuliai rezervuarai kiekviename sąmonės lygmenyje, iš kiekvieno imam ir su savo sąmonė darom tą dinaminį veiksmą. Kaip tą daryti, kiek labai daug pasiūlymų ir visi galioja ir kiekvienas jūs turit pagal savo prigimtį tą daryti. Saugiai. Laikantis saugos darbų instrukcijų. Pas mane, Saulė, tiek klausimų ir kitam pokalbiui ruošiuosi jau matyti. Žinai, aš 2 užsirašiau, būtinai turiu paklausti, net jeigu neatsakysiu. Tai nemiegosi. Žinai, tai pirmas, tai man toksai, žinai, tas apie tuos dvasinius vedlius, ką mes dar ir vakar šiek tiek diskutavom, kaip čia irgi, kaip tas kinta erdvėje, kaip mes, aš atsimenu, pradėjus mokyti, žinai, pas Violetą, pradėjus jausti tą subtilų planą, pradėjus gauti kažkokias žinutės, aš buvau šitiek juos įsitvėrus ir tiek norėjau, žinai, tą savo, perleisti atsakomybę už savo gyvenimą, veiksmus, ten jiem ir kaip žiūriu, kaip dabar, man sąmonėjant, aš irgi suprantu, kad tai yra žymiai didesnė atsakomybė ir reikšmingesnis pasirinkimas transliuoti save, savo sąmonę. Ta prasme, negu ieškoti žinutės, kas man ką, žinai, sako, arba kaip aš ką suvokiu, kaip tu sakai, žinai, kas ten ką sako, tai vis tiek mes tik iš savo sąmonės nuo to nukabinam lauko. Tai čia vienas klausimas, iš karto abu užduosi, tu pasirink, ar jie abu atsakys, ar nei vieną. O tai kitas klausimas, tai man toks žemiškas, žinai, toksai apie partnerystę, meilę, vyrų, moterų santykius. Tai ar iš vis yra šansų tada turėti, susirasti vyrą visam gyvenimui, aišku, to gyvenimo pas mane mažiau negu nuo 18, bet vis tiek. Supranti, tai čia iš vis tai kosminė užduoti, žinai, kartu ten augt, sąmonėt, ten tuos visus atitikti lygius kūnus, vertybės, misijas, fiziką, trauką ir taip toliau, tai ar iš vis dar man labiau užsiimti tom paieškom. Tai tokie 2 skirtingi klausimai. Gerai, geri klausimai. Pirmas klausimas, tai kai aš jau tos patirties sąmonėjimo turiu virš 30 metų, tai galiu jau už tai daryti daugiau išvadų, kaip ten buvo 1., 2., 3 etape. Tai išskirčiau 3 etapus ir lyginčiau juos su vaiko augimu. Kol vaikas mažas, tėvai būtini. Ir tikrai griežti, geri tėvai visai nekenkia vaikui. Ir tie dvasiniai vedliai, subtiliųjų planų mokytojai yra tėvai, artimieji giminės ir visi kiti, kurie sako, nekišk pirštų, juk nenudegsi. Tai kišk, aišku, tą pirštą, bet jis prižiūri. Ateina paauglystė ir kas prasideda? Visi imam maištauti, kokia čia mama, ką jinai žino, mano draugės tai žino.
Ir ateina trečia stadija, dažniausiai, kai jau mes patys imam vaikų turėti, šeimą sukuriam, sakom, bet klausyk, tie tėvai visai nekvailai šnekėjo. Ir tarsi vėl leidžiam jiems mums patarinėti, arba bent jau tarėmės su jais jau truputį labiau kaip lygiaverčiai. Tai aš irgi turėjau tą stadiją, kai labai tikėjau visais subtiliaisiais planų mokytojais, kai 2 gyvenimus mama vertė, mes jais gyvenome ir tikrai labai ryšys buvo. Paskui atėjo paauglystė, kai staiga jais nusivylėme ir dabar jau 4 metai jaučiu, kad aš juos priimu, kad man įdomu, ką jie veikia, kaip jiems nelengva vesti tos žmonės. Matot, tai jums dabar ta paauglystės stadija ir tai yra gerai. Maištaukite sveikatą, nėra jokių mokytojų ir vedlių ir visai čia jų nereikia. Tik tai turėkit perspektyvą, kad jiem negaila, jie svarbiausia, man tas ir patinka, nu gerai, nu tavo tokia stadija žiūri kaip į vaiką ir tikrai neužsigauna, jeigu tu sakysi, kad kaip aš dar galėjau ten jais tikėti. Tai ramiai savo netikėkit tiek, kiek jums reikia ir jeigu jaučiat, tai gerai, nejaučiat, savarankiškumo etapas. Atsakiau? Taip, aš gal, žinai, neturėjau omeny, kad aš jais netikiu, aš juos ir jaučiu, ir tikiu, ir girdžiu, bet aš gal tą noriu pasakyti, kad man labai buvo lengva. Žymiai lengviau yra klausyti tėvų, negu pačiam prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, nusipirkti savo namą ir užsidirbti pinigų. Žinai, aš gal taip tą suvokimą tiesiog iki to priejau, kad o vis tiek gyventi reikia pačiam, suvokti. Tai vis tiek tai yra paauglio periodas, kai tu vis tiek kol kas labiau pati, o paskui ateis periodas, kai vėl galėsi tartis. Aš manau, kad tas vidurinis yra būtinas individualybei tvirtėti ir tikrai vystytis asmenybei. Mokytojai, kad patarinėja iš pradžių ir ką daryti ir užrašinėjos, tai yra labai svarbus etapas augimo, nes jie dažnai šneka vis tiek tikrai išmintingus dalykus ir padeda augti, bet ateina stadija, aš manau, kad ne veltui fiziologija tokia, kad paauglys atmeta, ką tėvai sako, jau nereikia. Tai gerai, tai jis neneigia, kad tėvai yra, bet jam net jis nesivystys pats, jeigu jis labai tėvų klausys. Jisai, net jeigu ir protingai tėvai sako, jis turi ar tai savo išbandymą praeiti, nusvilti pats, nudegti, jau galima. Paauglystė jau galima. Ir dėl to atsitraukia tarsi tie mokytojai, Marekas sako, kaip man dabar tą potencialus, bandyk pats, jau viskas, dabar jau tau nepasakinės niekas, kaip tą daryti. Ir po to ateis trečia stadija, kai pasieksi išmintį, kai tu tarsi jų draugas ir tu galėsi kalbėti, sakyti, ar tam pačiam Morijai, ar bet kuriam, taip, aš suprantu tave, kaip tu tą darai, nes aš pats jau praėjau, pats jau senelis, pats jau mokinių turiu. Tai va. O dėl to antro klausimo, vyrai, moteris, tai Sąmonės drakonų keliais specialiai esu įkėlusi epizodą, kur sako, pradžiai savyje Inrian sujunkite, pradžiai ir vėl sujunkite savį sferą, o po to bendradarbiauti sąmonių bus. Fizinio partnerio gal ir sunkiau ta prasme, kad kinta ir mūsų energijos ir jo, subtilėjant iš viso daugumai fizinės apatinės čakros invertuoja ir nustoja būti aktyvios, gal labiau moterim, vyrų, gal irgi jau būna, kad nereikia nei sekso, nei to fizinio artumo, nes vis labiau ta kūrybinė dėmesio fokuso energija kyla į aukštesnius planus, į širdies lygį ir tarsi mes patys kintame. Partnerio kaip kolegos bendraminčio yra normalu norėti ir gali būti arba atskiriem etapam, arba ilgiau, visaip gali būti. Čia jau vėl asmeninis dalykas ir vėl to nieks nepatars. Jeigu ir patars, tai jie iš savo patirties kalbės, iš to savo sriubos ten atspalvio. O tavo sriuba turi virti tavo inde ir su tavo ingredientais. Ieškoti, dairytis yra normalu. Kaip aš sakydavau, jeigu aš sutiksiu bendramintį, aš neatsisakau su juo artimiau bendrauti, bet mano toks, ką sakysim, ar stiprus, ar unikalus, ar ką, kad visi kiti man buvo ne tai, ne tie. Na, aš kalbu apie partnerystę.
o ne apie, kad aš su jumis man labai gera kalbėti, bet tai nereiškia, kad aš su kuriuo nors norėčiau gyventi, nes tai jau visai kitos sąlygos atsiranda. Neįsižeiskite niekas. Tai va. Bendradarbiauti ir kartu gyventi yra du skirtingi dalykai. Vienai būtų sunku, aš turiu mamą, nežinau, kaip man eisis, kai jos nebus, kas tada, o kol kas aš turiu su kuo aptart metafizinės temas, bet tai nebūtinai turi būti vyras, tai gali būti vaikai, kai jūs užaugs, tai gali būti draugai, draugės. Svarbu turėti bendraminčių, tik na, su tom šeimom tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, aš irgi būnu ir irzli, ir pikta, ir labai stiprių energijų, ir šalia manęs tikrai nekas išlaiko, mes kai kurie per magnetiški šalia mūsų silpnesni genda. tą reikia turėti, o mes jau aukštos vibracijos, o rasti dar ir kad dar atitiktų auros ir kad dar tas, ko toliau, to sunkiau. Tai gal tą lūkestį arba paleisti, neturėti bent jau lūkesčių, nes budistų man labai patinka pasaulėžiūra. Neturėkit lūkesčių, neturėkit prisirišimų, neskaudės. Gyvenkite, kaip sako, kaip mirę. Ta prasme, gyvenkite ir mėgaukitės gyvenimu, bet nebūkite į jį įaugę, kad jums šaknis suleisti reikia, bet ne prisirišimo prasme, o energijų iki materijos nutekėjimo prasme. Ir jūs esate visi laidininkai, jūs visi esate švyturiai. Tik tai tie švyturiai dar vis ilgisi vakaruškų. Ir jeigu švyturiai paliks savo vietą ir ant kranto ir nubėgs į vakarėlį šokti į diskoteką, tai laivas koks nors, žiūrėkit, ir nepataikys į uostą. Liūdna. Ta prasme, ne kad nepataikė, o kad jums tenka būti švyturiu, liūdna kai kuriems. Galima sakyti, nepataikė, nelaiku plaukė, sinchronizmas dar ką, visada bus pasiteisinti. Tai va, gerai, tai jau žiūrėkit virš valandos, kada nors po kokio mėnesio gal vėl sakau. Iš tiesų tai nelengva, čia yra stiprios energijos ir labai dažnai mes su manim nepasikalbėsim, nes ir mano laukas ruošiasi sfera, ir jūs visi, ir kas vėl žemė patiria energijų tekėjimą. Ir vėl padarėm vietos, ir vėl reikėjo kartot formulę tyliai, ramiai, garbingai, kad visi daiktai liktų savo vietose, kad nesukeltumėm stichinių nelaimių, psichinio poveikio aplinkai, artimiesiems. Tai viskas, jeigu žiūrint alchemijos, ta daugiamatė prasme, tai netaip paprasta. Mes dabar virėme alcheminį kvantinį patiekalą visi kartu, kurie dabar žiūrėjote ir kurie po to žiūrėsite, su savo sąmonėm kūrėm didelį lauką energinį ir jis dabar ir pats turi susigerti mus visus ir mes turim pailsėti po jo. Šefai buvom virtuvės. Ačiū, Saulė. Labai labai ačiū, labai labai smagu, labai labai gera virti tokius patiekalus. Aš kaifuoju. Kad pailsėti reikės, suprantu, viskas tvarkoj, duosim poilsio, duosim laiko integracijai, absorpcijai to patiekalo. Ir žmonės taip pat rašo ačiū, siunčia daug širdelių ir dar vienas komentaras yra, kad norėtųsi dažniau tokių pokalbių. Vis dėlto, matyt, kam patinka tokie patiekalai. Tik žinot, su tuo dažniau. Va dabar jūs norit dažniau, bet, pavyzdžiui, turit kokį nors mėgstamą patiekalą, pradėkit jį valgyti kasdien. Ateis laikas, kai nuo jo bus bloga. Dažniau negalima. Galima tik tai tam tikrų metų. Ir kai energijos subręsta, ir kai jūs jau suvirškinote tas energijas, ir tada, ir kai naujų atsirado, vat, būtent būties audinys pajus. Aš dabar labai su sinchronizmu bendradarbiauju ir jaučiu. Ir matot, ir vėl grįžtu atgal, tik tai jau gal aukštesni tie mano bendradarbiai, kiti subtiliųjų planų sąmonės gyventojai negu kad pirmajame etape. Tai va, sinchronizmas irgi sumagnetins, išjaus, kada ką daryti ir man tampa įdomu. Jeigu man įdomu, vadinasi, man padavė energijų. Kas padavė energijų? Erdvė laukia. Mano vėl sinchronizmas sudėlioja, sako, tu turi žinių, jie turi norų, aš turiu lauką, visi kartu susirinkime. Tai va, kai vėl sinchronizmas per jūs, pajaus per mane, mes visi pajusim vieną bendrą pojūtį, tada mes ir susirinksime. Va, tai jokių dažniau.
Ir vietoj širdučių komentarus rašykite. Aš juk žiūrėkit, viską darau, kaip aš sakau, tarnystės pagrindu. Daug su jumis bendrauju, daug susirašinėju. Man graža iš jūsų yra jūsų reakcijos, kas negalite, tai aš suprantu, bet jeigu tik, nu, kas aš toks, aš bijau nusišnekėti, tai va čia to nereikia. Gerai, mano ir grupėje, ir šiaip prašau būti aktyvesniems, išsakyti, ką patiriat, nes tai yra vertinga ir tai yra valiuta, kuri jūs apsimokate už mano skirtą laiką bendrauti. Nes aš pragyvenu iš vienų dalykų, materialių savo, tos kaip veiklos, redagavimas, knygos, o šitą susikūrusi grupėje ir čia dalyjimasi savo sąmonę ir jums pagalba, kaip mano tarnystės, dvasinės tarnystės forma. Kitaip daro mokytojai, tai jų reikalas. Aš jums pasakoju apie save ir kas man yra graža. Man graža yra jūsų dėmesys, jūsų sąmonėjimo progresas. Ir man tikrai labai džiugu, kai kažkam palengvėja, pagerėja, aš tarsi koordinatorius, toks stebėtojas šitoj būti, aš nesu dvasinis mokytojas, nes neturiu tam tinkamų energijų šį gyvenimą. Aš esu labiau pasišnekėti, nepadauginant, aišku, ir nepradedant manęs išnaudoti, bet toks, vat, ir man iš tiesų šį gyvenimą yra maloniau, vat, šitaip susėdus kalbėtis, negu mokytojauti. Nors čia turbūt irgi gaunasi, kad aš mokytojavau, ne? Bet ašgi dalinausi patirtimis, tai ne tas pats, aš nesakiau, ką jums daryti, aš sakiau, kaip aš suprantu gyvenimą. Viskas. Viskas. Ačiū. Labai ačiū jums, labai. Ačiū labai, labai, Saulė, buvo nuostabu, naudinga, įspūdinga ir kaip džiugu, žinai, kaip, nu, kai aš vis geriau tave suprantu, gal taip pasakysiu, kai labiau daina, labai džiaugiuosi. Irgi didžiulis dėkingumas. Klausimų turbūt dar yra taip, kaip minimum 24 valandom į priekį, bet ačiū už tą, kaip minėjau, tokios pamatų įtvirtinimą. Klausimai yra gerai, bet žinokit, kad daugumą atsakymų reiks ieškoti savyje. Daug naudingiau. Aišku, susitikrint paskui galima, bet iš tiesų, jeigu gerai suformuluosi klausimą, kiekvienam klausimui yra atsakymas. Jeigu sako, na, nežinau, čia tiksliai, tai tada ir energijų dar nėra klausimas, jis irgi su savo potencija. Ir atsakymas yra tame klausime, tik tai va, tavo sąmonė ir yra tas, kuris gali jame tą potenciją išskleisti. Tai daug geriau, negu kad kitas iš šono tą padarys, nes jis įneš ne visai tų įsriubą ingredientų, kuriuos tu mėgsti. Jis įneš ten kokiu nors svogūnų, tu vat nevirškini svogūnų. Tai vat jeigu tu pats savo atsakysi iš vidaus, gal ne taip sklandžiai, po metų gal kitaip atrodys, bet tai bus tavo ingredientai. Ačiū dar kartelį, ačiū visiems žiūrėjusiems ir atsisveikinu.